Time. Kas? Tikslus laikas, valanda. Pavyzdžiui, klausime what time is it? Kiek laiko, kelinta valanda. Taip pat laikas, laiko tarpas, metas. Pavyzdžiui, it is time to go, metas eiti. Dar viena reikšmė – laikai, laikotarpis, laikmetis, ypatingai vartojant šį žodį daugiskaitos formoje. Pavyzdžiui, hard times – sunkus laikai. Time taip pat turi reikšmę kartas, sykis, pavyzdžiui, next time – kitą kartą, many times – daug kartų. O jeigu prie kamieno time pridėsime priesagą are, gausime prietaiso pavadinimą timer – laikmatis, chronometras. Pavyzdžiui, to set a timer – nustatyti laikmatį. Kai kas nors atliekama laiku, sudarome su priesagos ly pagalba būdvardį timely – savalaikis. Pavyzdžiui, timely payment – laiku atliktas mokėjimas. Pridėję prie kamieno time priesagą less, sudarysime būdvardį timeless, su reikšmėmis begalinis, amžinas, nesibaigiantis, nesenstantis. Pavyzdžiui, her timeless beauty, jos amžinas, nesenstantis grožis. O pridėję prie būdvardžio timeless papildomą priesagą ness, gausime daiktavardį timelessness, amžinumas. Pavyzdžiui, a sense of timelessness, amžinumo jausmas. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. Here is my timely advice. Use a timer every time you study. It will help you find time to think about timeless ideas and the timelessness of the world. Like and follow.